Šiuo projektu mūsų iniciatyvinė grupė, tai komanda, jaunimas, puoselėja mintį ir idėją, kaip padėti žmonėm, kurie ieško darbo ir turi negalią, įsilieti į darbo rinką, kadangi pastebime, kad yra tikrai nelengva jiems susirasti darbą, kai kada net ir įsitvirtinti darbe. Tai šiuo projektu mes kūrėme, rėmėmės Lego Series Play metodologiją tam, kad sukurtume užsiėmimus, kurie padėtų žmonėms su negalia ugdytis arba stiprinti įgūdžius, kurių reikia darbe ir įsidarbinant. Kartu mes stengiamės dar kažkiek pastiprinti ir pasitikėjimą savim, kuris, man atrodo, irgi naudingas kiekvienam iš mūsų. Iš tikrųjų labai malonu tai, kad radom būdų savo skirtumus sutelkti bendram darbui, kas, manau, yra komandinio darbo ir organizacijų iš esmės sėkmės variklis. Ir buvo labai smagu iš tikrųjų prisiminti vaikystę, konstravimą, žaidimą, įsitraukti tą žaidimą, šiek tiek pasižiūrėti ir į savo pačios problemų sprendimo būdus, kūrybinius kažkokius procesus, ne taip dažnai darbe tai nutinka. Ir susipažinti su naujais žmonėmis, su turinčiais galbūt kitokių lūkesčių į mus, negu mes esame įpratę. Ir pasižiūrėti, kaip mes galim dirbti kartu, kad ir žaisdami. Manau, visiems buvo labai naudinga, praktiška, sakyčiau, netgi kiekvienas įžvelgia savo kažkokias tai stiprybės, silpnybės. Pats tai pastiprinu, aišku, komandinį darbą. Ir žiūriu, kiekvienas vis kitaip įsivaizduoja ir reikėjo labai gero tokio komandinio darbo. Matau naudą naujų žmonių, pažinčių, šiaip supažindinimo, padrąsinimo, kad neįgalieji nėra tokie, kuri ten baisiai reikia bijoti. Aš pastiprinau komunikacijos, dėmesingumo įgūdžius, komandinius įgūdžius.